pradėjome pjauti kviečius šiek tiek pagerėjus orams ir visgi lietaus matome, kad yra labai daug, bet priversti visgi daryti visus darbus, nėra ko laukti, reikia pradėti galvoti apie žieminio rapso sėją. Ir tikrai turim šįmet sunkumų, kaip ir visoje Lietuvoje. Matome, kad tos šlapios vietos yra ir giliau papjautos, bet ūkyje pas mus yra kombainai visi vikšriniai, tai leidžia važiuoti, esant ir drėgna, ir labai drėgnai dirvai, tai mums tik svarbiausia yra sulaukti geresnio oro, kad galėtum pjauti ir kad tik javas kultųsi. Drėgmė nėra šiuo metu įspūdinga, kulame vidutiniškai 17–19 tame tarpe, bet laukti negalime, kaip ir minėjau, kadangi reikia pradėti jau galvoti apie žieminio rapso sėją. Tai ir šitame lauke tikrai greitai paruošime ir tuoj pat po žolinių pradėsime 16–17 pradėsiu žieminio rapso sėją. Drėgmės yra labai daug, ražiena yra pjaunama šiek tiek aukštoka. Tiesiog, kadangi kombainai važiuoja klimstantis, tiesiog biškutį spaudžiantis, tai kad saugiau pjūtis vyktų, pjauname aukštesnę ražieną. Dabar važiuosime vieną kartą iškart po pjūties, šiandieną paleisime lėkštinį skutiką, nes nusimato kelios gražesnės dienos, kad palyginti tokias išpjovas, plus šitą ražieną greitai sudirbtų su šlapia žeme ir prasausinti viršutinį dirvos sluoksnį, kad po to galėtumėm sėkmingiau vykdyti rapso sėją. Rapso sėją mes sėjame su top-downu, prie jo reiškia yra įtvirtintas bunkeris trąšų tiesioginis atidavimas, kuris atiduodamas į tą pačią eilutę, kur gale yra išsėjimo mechanizmas, kur išsėjame rapsą. Ir antrą kartą pradirbs, reiškia, su lėkštėmis ir tie šiaudai praktiškai, kurie dabar matyti atrodo, kaip čia galim kažką tai sėti, tuo labiau purkšti dirvinį herbicidą, nes šiemet labai ruošiamės visgi sugrąžinti metazoklorą, kaip įmanoma, kaip dirvinį produktą naudoti ir atlikti purškimus tuoj pat po sėjos. Kodėl šįmet, reiškia, nusprendžiame daryti ir naudoti ir purkšti, reiškia, dirvinius herbicidus, tai pasinaudojant esamą didelę drėgmę ir kaip dirvinio herbicido naudojimas yra išgaunamas daug didesnis efektyvumas. Kadangi piktžolių kontrolė, naudojant dirvinį herbicidą, yra daug stabilesnė, užtikrintesnė, daug tvirtesnė ir tokios piktžolės, kaip tarkim pradedant, kad ir kibiuoju lipiku, toliau reiškia, kas mums labai svarbu ir aktualu, nes po to juk eis po rapso kviečiai, tai smilguolė gerai kontroliuojama, miglė labai gerai, kurios paskutiniu metu dirvoje tikrai yra daug ir kad ją sukontroliuoti, tai visgi metazochloras kartu su klomate, tas derinys daro labai gerą piktžolių kontrolę. Toliau baltasis šakinys, kuris labai stipriai jau matosi dabar javuose ir kurį javuose yra pakankamai sunku sunaikinti. Daržinė žliūgė, vijoklinis pelėvirkštis. Tai tos žolės, kurios javuose vėliau daro tikrai didelę problemą, o panaudojus kaip dirvinį herbicidą, mes gauname daug geresnį efektą ir kaina dvigubai pigesnė lyginti su kontaktiniu herbicidu. Bet žinoma, priklausomai nuo rudens, jeigu ruduo labai ilgas, tai gali užsitęsti ir piktžolių augimas gali atsinaujinti ir pradėti rodytis. Bet jis kaip dirvinis turi tikrai ilgą veikimą ir bepradedančias dygti piktžolės, jos pradeda baluoti ir sunyksta.
Bet jeigu atsitinka ir matome, kad visgi pabėga daugiau, reiškia, žolių, garstukas atsinaujina ir pradeda augti, tai mes pamatydami tą galime tiesiog atrankos būdu arba visą lauką užsitaisyti kontaktiniais herbicidais ir pakartoti antrą kartą. Tai ir kainodaroje bus, vėlgi sakau, daug patraukliau ir per 2 kartus purškimasis yra daug efektyvesnis nei vieną kartą tik kontaktiniu atiduodant. Tai rapsui šįmet matome, kad turėtų būti pakankamai sėkminga ir gerai, nes dirvožemyje turime labai didelį drėgmės kiekį ir atsargos. Labai svarbu kartu prie rapsano ir klomatės pridėti 2 litrus huminių rūgščių, nes jie taip pat padės ir dirvožemio struktūrai gerinti, ir esamiems šiaudams ant dirvos paviršiaus greitesniam mineralizavimui. Tai naudojant dirvinį herbicidą, huminės rūgštys labai tinka kartu į tą patį derinį. Visgi grįžtant prie rapsų svarbos sėti į terminus, tai yra labai svarbu todėl, kadangi rapsai praktiškai jau iš rudens turi sukurti, galima sakyti, drąsiai apie 80% viso efektyvumo ateinančių metų. Tai žinant tai, ant kiek yra rapsui svarbus ruduo, jam turi būti atiduodamos ir trąšos. Tai mes naudojame, reiškia, sėjos metu kartu, kaip ir minėjau, į tą patį, reiškia, eilutę, tą pačią eilutę yra išberiamos MAP trąšos, tai yra azoto fosforo derinys, naudojame tikrai labai taupiai, iki 80 kg į hektarą, nes atiduodame lokaliai į kiekvieną eilutę. Ir po to ant viršaus paberiame kalio chlorido trąšas. Ir reiškia, pradedant taupyti trąšas, žinoma, reikia tada tikrai kartu dirbti ir visgi, kaip ir minėjau, tas atidavimas ant šiaudų mineralizavimai, dirvožemio struktūros palaikymui, kad vyktų dirvožemyje maisto medžiagų atpalaidavimas ir trąšas geriau įsavintų, tam huminės rūgštys atlieka tikrai svarbų vaidmenį. Todėl ir kartu rekomenduojama galimas purškimas, net ir jeigu suspėjama ir 2 kartus, 1 kartą antrą žienos, atiduodi huminės rūgštis, galima dar papildomai kartu ir karbamido pridėti, ne karbamido, kaso, atsiprašau, 1 purškimas ir tada, kaip naudojame jau dirvinį herbicidą, kaip ir minėjau, dar kartą pridėti ne vien tik šiaudų mineralizavimui dirvožemio struktūrai, bet ir maisto medžiagų atpalaidavimui dirvožemyje, kad jos būtų lengviau prieinamos ir rapsas galėtų lengviau įsavinti maisto medžiagas esančias dirvožemyje. Ir kad taip spėtų, reiškia, užauginti, pasiruošti žiemojimui, užauginti gerą šaknį, sukaupti cukrų, kuris padeda lengvesniam žiemojimui.